Ką Sorry, tau niekas nepadės. Aš gyvatė. Klausyk. Okei, viskas. Dink, kad nematyčiau daugiau, supratai? Aleksai, vaikeli, pavargai. Bet man buvo gerai užtat. Tu man nieko nebereiškia, supranti? Tu žinai, kad tai žiauriai pavojinga. Ir ne tik pavojinga, bet tai ir daug kainuoja. Ko staugi? A to panašu, kad čia aš staugčiau. Kas yra, ko klykia? Žiūrėk kažkur čia. Nubėgo, aš nežinau, į spintą mano gal. Ką čia svaigsti, čia jokių žiūrkių nėra, tik pelien tavo maikės yra. Gal košmaras susapnavai? Nu ne košmarą, ašgi žinau, kaip atrodo žiūrkės, chebra, nu. Galvau, vagis Kažkur gal į kokie. mano spintą įlina, nu. Lofte nėra jokių žiūrkių. Pilka, didelė, bet kokia pasišiausia. Raudona uodega, eiktume. Beprotės. Lofte žiūrkių nėra, tik 2 vištos išsigandusios. Gal gaidienos pusryčiams? Kai jie visų nežadina savo repeticijom, tai būtinai pažadins nesąmonėm, kažkokiam misterijom. Žiūrkė, matai, pamatė. Visas zoologijos sodas, matai, subėgo į Ievos kambarį. Gal Ievą pasamdyti, nežinau, lofto žadintuvu? 8 valandos 5 minutės. Ieva. Slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting away. Nu, tai ką, netikėt manim, tai lažinamės. Tai ko tylėt, bijot? Aš 100% užtikrinta, ką mačiau. Nesidraskyk. Lofte nėra žiūrkių. Mes gyvenam antram aukšte, čia jų nėra. Nekoks Titanikas tau. Nekalbėkit apie žiūrkės, aš jų nekenčiu, blema. O kad tu ten kažką pamatėjai, nu, pelytė gal kažkokia buvo. Kokia ten žiūrkė, nu, va, pelėko tu paimsim ir bus rami galo. Aš žinau, kaip atrodo žiūrkės, Jonai, nu. Nu, jūs moteris pastoviai padidinat kažką tai. Iš pelės, sakau, padarai kažkokia tai 2 metrų žiūrkė, nu. Kur tai matyta? Aš mačiau, iš tos pusės nubėgo tenai, eina savo, bet nemaža tokia. Rimtai? Jo, aš ten mačiau. Davai rimtai pelėkautus padaryk, nes čia... Čia dabar jau kažkokie nebe namai, o tvartas. Kiaulė, žiūrkės. Fui, fu. Nesąmonė, ba... Tai aš čia vienas tik tai nematau. Laidus pragrauš. O jeigu jau čia būrys, o ne viena? Nu, šiaip, po vieną nematau. Rytas mergaitės, ką jūs šokį iš pačio ryto stalų? Žiūrkių pilni namai. Pakartok? Žiūrkė namuose, kokie šokiai. Na šiaip tai aš nupirkau vakar žiūrkę. Čiukai kompanijai. Nes žiūrkės yra labai geros ir protingos būtybės. O beje, aš nesuprantu, ko jie visi čia taip tridaliuoja ir mižaliuoja, jeigu jinai yra mano dėžėje. Kaip lofte, nebūna žiūrkių, jūs ką šnekat? Jūs kažką sumaišyt, iš jūsų nereikia čia pergyventi. Tikrai taip nėra. Nebūk advokatas žiūrkiam. Ne, tai jūs nepanikuokit tik tai mergaitės, gerai? Žiūrkės jūs. Žiūrkė buvo viena, ten atėjo 500 litų nuo manęs nugrėbė ir viskas. Daugiau žiūrkių nebūna. Ir nebuvo. Aš sakiau, bet reikėjo lažintis. Gerai, kad jūs lažinau. Tai iš kur tu žinai, jaučiuką kandžios, tai ir ta žiūrkė į kasą. Okei. Visgi jos nėra mano dėžėje. Šūdas. Niekas neturi sužinoti, kad jį mano. There's something in the water. There's something in the deep. What happened to the summer? It's swimming around my feet. Kur maistas visas dingęs? Nėra nei likučių dar buvo bent likę, nieko nebėra. Gerai, jeigu blogos nuotaikos esi, nevaryk čia ant manęs. O Dieve. Ne aš kalta esu, kad davėjai Ignui, tas viską Tomui pasakė. Neaiškink tu man apie tos bernus čia gerai, dar vieną. Jeigu suvalgyti bent išmes galėtų, nieko nebelikė, vapšė. O ką tu iš šitam būti nieko, nepirkai viską mano, naudoj maistą mano, daiktus mano. Nu tai gal dėkite Tomo
labai daug kainuoja, ne? Tipo. Tai jeigu nedaug kainuoja, valink į parduotuvę ir nupirk. O dieve, nupirš aš tau tų makaronų. Ir iš vis, reikia komunalus mokėti, reikia nuomą mokėti už butą. Aš per tave nenoriu lėkti, čia motina duos tau pinigų. Paskambinsiu tėvui, Tai skambink. Nu tai paduok telefoną, už tavęs padėk. Pasim telefoną. Dieve, tau rankos nukris, kad paduos, ar kas tau yra. Jo, Ugne, gerai yra su jie viskas, bet nuoma yra nuoma. Man tėvai irgi babkių neduoda, bet aš prasisuku pati. Jeigu Ugne šaibų negaus, tai lauk. Dieve, dėl tos visos mėsmalės su Ignu ir Tomu, aš visiškai pamiršau tą nuomą. O dar taip noriu. Nu, tai dabar reikia skambinti Jonui, kad bent kažkiek pinigų duotų. Gal neleis dukrai numirti iš bado. Sąskaitą pasibaigus. Tai nusipirk papildymą. O dieve, iš kokių pinigų aš tau nusipirksiu, aš tau nedaina. Iš tėvo pasim, nuvažiuok. Nu ir nuvažiuosiu, lesk Nuvažiuok. savo. Lesk, sakau, čia su savo. Ačiū tau irgi, geros dienos. I just can't stop bleeding. Baby, I am scarred for life. Baby, I am scarred for life. Tau ką žiūrkiai į liemenuką įlindo? Nejuokinga. Man patinka didelės, bet aš labiau už natūralumą. Kažkaip neproporcingai tau. Net ne tiek, kad neproporcingai, siaubingai atrodo, žinai, du kažkokie melionai, belio kokio dydžio. Jeigu būtų monstrai. natūralūs papai, tai viskas būtų ok. Žinot, ką jūs vis nesuprantat, čia vos ne, aš turiu pirkti liemenėlės vaikų skyrių, ok? Nu, Bet die- atrodo, kaip padvėsusios medūzos įkištos. Taip. Nu, panas, aš esu gaugau šokėja. Pas gaugau šokėjas turi būti papai, kad visi bičiai matytų ir kad, suprantat. O tai kaip tu šoksi gaugau? Tu šoksi ir tavo sesutės vysis savo judesius. Nu, come on. Nu taip, ir tik Bet papus. tos skalpeliai, žaizdos, ten, ką žinau, randai, liks ant kažkokią plasmasę. tai- 21 amžius, ok? Nu, bet tai- Padaro tas operacijas normaliai. Padaro, ne, tik belie kiek moterų yra anapilin išėję ir kiek komplikacijų. O žinai, kad po 10 metų vėl naujai reikia dėti, turėsi babkių, dar kažko. Narkozė tau po Sveikato, to. narkozė paveikia smegeninę, viską. Blemba. Bet užtat papai dideli. Papai, žiūrėk, kad iš vis be papų neliktum. Matys po to. Aš, tai ir tau be to Gabrielius net neleis darytis. Niekaip. Dėl Gabrielius, tai iš viso jūs jam nieko, nei viena nesakot, aišku. Kai aš sugalvosiu terminą, aš pati jam pasakysiu. Tai ką tada jau terminą, žinai, tu jau tiksliai darysies? Iš vis pas tave proto nulis, blemba Maja, tu savo sveikatą žiūrėk. Svarbu papai, Taip blemba. svarbu papa, jeigu jums gerai yra be papų, tai vaikščiokit su savo špygom. Baigtų draskytis, nesiparink, pas ją babkių tiek pat kiek proto tokiam reikalui. Nu, babkių Ilgai ne. jinai tikrai nesąmonė neprisidarys. Lola Ferrari atsirado, tai man iš vis nepatinka kažką slėpti nuo Gabrieliaus. Maja apskritai turėtų nueiti pas jį ir pasitart kaip su vyresniuoju broliu. Čia yra labai svarbus žingsnis gyvenime. Kaip gerai, kad jos nežino, kad aš šiandien konsultuojuosi su plastikos chirurgu, nes jeigu jos ten žinotų, tai būtų bla, 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 dar daugiau diskusijų, dar daugiau kalbų ir taip toliau. Nu, čia iš vis yra mano kūnas, aš darau pati su ką noriu, tai yra mano rizika, mano sprendimai, tik tai aš nuspręsiu man tos papus didinti ar man tų papų nedidinti. Ir iš vis, jeigu Laura pasakys kažką Gabrieliui, nu tai tikrai jinai pasigailės. Nu, tikrai. Jonai! Galėti daryti! Einu. Ir gal galėsi spastus tą žiūrkių užtaisyti, nes viską puola. Gerai, tuoj, palauk. Sveikutė. Nu, kaip tu? Ar pasveikai jau, ką? Jo, pasveikai. Tvarkoj? Nu, pravyk tada. Žiūrėk, gal galėtum pagelbėti su pinigais biškai? Nes aš visiškai nebeturiu. Pinigais, palauk, Ugnė, prie ko čia dabar pinigai, ką? Juk mes tarėmės, kad tu dabar galvosi apie mokslą, ne apie pinigus. Ar tu jau nusprendei, kur tu nori mokintis, ką? Nu, dabar, prie ko dabar čia tie mokai? Kaip tai prie ko? Tai yra pagrindas. Tu turi užsiimti dabar mokslas tam, kad nebimbinėtum ir kurtum savo ateitį.
Ugne, mes tarėmės. O, tiesiog, tu čia ką, iš pelę žudysi? Ne, aš tiesiog nenoriu, kad jos daugintųsi. Ruošiu spastus. Na jo, pelė tai visokias dešras gali dėti, o dukrai tai net ant maisto ir papildymo negali duoti. Aš net mamai paskambinti negaliu. Ant sąskaitos papildymo dukrai galėtum duoti. Va, ne. Net ir svetimas žmogus supranta. Gerai, tvarkoj. Einam kartu į parduotuvę ir aš tau viską nupirksiu, gerai? Ir maisto paimsiu ir ten papildysiu sąskaitą telefoną. Ir tu man galėsi skambinti bet kada. Gerai, tvarkoj. Palauk, kas aš maža mergaitė, kad nemokėčiau pati apsipirkti? O tai ką, tu didelė mergaitė jautiesi? Nu tai taip, tai apsipirkti jau gal tikrai moku. Nu tai jeigu didelė jautiesi, tai tu turi ką galvoti apie mokslus. Ir tie pinigai, kur atsimeni, aš tau buvau paskolinęs tada. Kinui, kur tu juos tada, danginai? Pragėriai. Jonai, bent ant sąskaitos, Neturiu net mamai, nei tau, nei už ką paskambinti neturiu, nereikia telefonų. Ugne, gerai, palauk. Žiūrėk, aš tau duosiu, bet tik su sąlymu. Apie mokslus, gerai? Galvoji? Kas tie mokslai? Ugne. Nu prie ko dabar tiek mokslai? Aš valgį noriu pirmiausia nusipirkti. Kaip aš tau alkana mąstysiu? Gerai, mokslas ne prie ko, pinigai irgi. O, tu čia juokauji gal? Ugne, tu mane žinai, aš nejuokauju. Taip, tau gaila pinigų, man tipo? Man negaila. Bet mes susitarėm. Kročia. Šiaip užtenka jau atskintis. Jeigu aš nebūsiu griežtas tėvas, tai Ugnė niekada nesupras savarankiškumo esmės. Jo, žinoma, jinai nori būti suaugusi. Aš dabar bijau tik tai vieno, kad dėl pinigų trūkumo jinai vėl nepridirbtų kokių nesąmonių. Nes vieną kartą jinai jau apsivogė. Aš nežinau. Aš nežinau, kas vyksta. Kaip su to jaunimu elgtis, klausyk. Laura, tu man patark, gal aš tikrai per senas, ką? Kad spręsti jaunų šitų žmonių likimus ir rūpintis jais, ką? Aš nežinau net, ką man su dukra dabar. Kaip... Praeis, jinai paauglė yra, tu pats supranti, taigi sunkus etapas. Aš pati pamenu savo paauglystę, taigi kiek pykau su tėvais, kiek norėjau gyventi savarankiškai, nuo nieko nepriklausomai. Išauks. Dabar turi problemų su manim? Su tai mažiausiai problemų. Tai va. Aš tave suprantu, bet ir mane irgi suprask. Aš, nežinau, šūdinai jaučiuosi. Einu aš šivonį, gerai? Ir tu išauksi, seniuk. Nevadyk manęs. Nu gerai. Ne, viskas bus gerai, Jonai. Nu jo, Jonai nepavydžiu, nes tokia dukra kaip Ugnė, tai tikrai nedovanėlė. Kažkaip norėčiau jam padėti, bet gal ir galiu. Tik reikia pagalvoti kaip. Kur tu ten taip šypsasi, Jonai, kas ten yra? Aleksai, nu aš negaliu nesišypsoti, mane veža, supratė, aš kaip Žanas, SMS skaitau, nu man... Nu, Žanas? Žanas, pažiūrėk garažą. Jonai. Daug kas sako šitą žodį. O tai čia rimta jau pas jūs, ar kaip? Nu, jeigu aš šypsausi, tai nebūtų tai rimta, nu. Man pilnai gerai, kaip ir jai, mes susitarę, įpareikojantį santykį, tai pats tas. Kada galim, kada norim, susitinkam, įsiskirstam. Bet tai Jonai, ką reiškia, kad šiandien, pavyzdžiui, su tavim, o rytoj jau su kitom bus? Ne, nu, aš apie tai kažkaip ir nepagalvoju. O tai reikia pagalvoti, žinoma. O gal, gali taip moteris? Nu, su Žanas gali būti. Nu, ne, gal taip nebūtų. Bet čia, žinok, labai išsiskiria mūsų nuomonės, nes moteris turi būti visada ištikima. Vyras gali lakstyti, žinai. Nu, moteris. Mes tikrai labai artimės ant šio žiūrėjų. O supranti, pas man, žinok, tokia parka, pas mano kvadratinė galva nuo šitų problemų. Su dukra, su jos motina, loftė, Y karta. Y karta? Nu, aš nežinau, man vienintelis vakreslelis Žanas, supranti, aš dar su ją galiu atsipalaiduoti ir kažkaip pasimiršti. Aš galiu į darbą atvažiuoti kaip žmogus, supranti. Bet žinok, aš jau jaučiu, kad naujos problemos artėja. Užuodžiu jau parą, kad čia... Klausyk, galvosi geriau tepalo, tuopą. Ai, mažiulkį. O tas Aleksas su savo komentais, nežinau,
Sutikau šaunę paną. Puikiai leidžiam laiką. O jisai tikriausiai pavydė. Nu, ko pavydėti? Jaunas dar yra, nu. Užaugs, šmykis. Jam tas pats bus. Netikiu ne vieno Jono žodžiu. Neįpareigojantys santykiai jo amžiuje su jam patinka čia moterim. Come on. Jisai turbūt pats netiki, ką jisai sako. Aš tai tikrai nepatikėjau. If you wanna stay up all night and wake down by the shoreline, anything you want, darling, I got. Čia rimtai ar mama įdenasi, ką? Padidėjo pas tave tokia biškutė iš B galvoja C, gal D jau pasidarė? Padidėjo. Geras, Kas geras, tai tu džiaugiesi? Džiaugiuosi. Jo, didinsiesi. Didinsiesi? Jo. Darysi plastinę operaciją? Tai bus kaip tik. Rimtai? Būsi žiauriai seksualą. Kokio dydžio? Nu, bent 2 dydžiais didesnė tikrai. Geras, nieko savo, galiu paliesti. Po operacijos, jo? Dabar, biškutė. Kišk dragužis, kas čia veikia iki čia? Aš atėjau žiūrkytės, ieškau. Taip, žiūrkės. Kokios žiūrkės? Nu, aš nežinau, čia buvo Kokios žiūrkės? Pasimk tą žiūrkę, paduok batus man greit. Paduok batus greičiau. Spintoj, paduok batus. Viskas tvarko, Pasimk tą žiūrkę ir paduok batus man greičiau. Iš vis iš kur ta žiūrkė čia atsirado? A, nežinau, iš kur ta žiūrkė, tu nori batų? Duok batus, kur tu eini? Atneš čia batus ir pasimk savo žiūrkę. Leisi paliesime savo mažiukus. Atiduok batus ir neaukau tu. Leisi, neleisi? Nevaikšto. Leisi ar neleisi? Gerai, duosiu. Bet užsimerk, ištiesi ranką, duok. Gerai, užsimerk, išties ranką, aš pati prieisiu gerai. Eik iš kambario greičiau. Eik, Tu mane eik, apgabai! eik. Nors truputuką. Ir niekam nesakai, supratai? Niekam Supratai. Jo, dideli papai yra gėris. Nu, man apskritai visi papai yra gėris. Didelis, tangrus, nutysę, smailus. Aš niekada negalvojau, kad Maja nori pasididinti papus. Nu, tada jinai bus pasidavusi į priekį. Abuka. Labas. Bučkius. Geras. Per trumpas. Ne, dėkui. Tai labai faina, kad greitai atvarėjai. Tai pasako, kam reikalas. Nu tai pasakoju, šiandien buvo, žinok, Ugnė pas Joną ir prašė pinigų. Jonas nedavė. Tai labai gerai, kad nedavė. Užtek šiam mažvaikiai melžti pinigus iš tėvo. Nu jo, aš irgi taip manau. Nu, ne kokia situacija Jonui su ta Ugnė. Nesiseka jiems bendrauti, Ugnė visiškai jo neklauso, nesupranta. Tai noriu padėti jiems kažkaip. Nu, prie ko čia aš? Ir pagalvojau, kad galime su jos draugauti. Pelnyti jos pasitikėjimą, parodyti, tarkim, pavyzdį, kaip gyvena ir šiaip žmonės. Ne taip, kaip jos draugelė, žinai, gyvena. Labai pedagoginė mintis tamsta panelę mokyti. Ačiū. Todėl galvoju, kad tu galėtum šiandien pas ją nuvaryti. Aš nuvaryčiau kartu, bet mūsų barą rezervuoju. Gerai? Bet tai prie ko aš nepažįstu, ką aš su tais vaikais ten kalbėsiu. Tai būtent ir susipažinsi. Tai aš viską apgalvojau. Žodžiu, tu pasiemi savo purškalus ir jai nupieši kokį grafitį ant sienos, nežinau, kokį jaunatvišką piešinėlį ir taip toliau. Ir tada pasikalbėsi, įgysi pasitikėjimo, galėsi, nežinau, sužinoti jos veiksmus, tarkim. Ir supranti, kai mes žinosim jos veiksmus, galėsim ją apsaugoti nuo jos tų visų klyskelių, nuo melagyščių. Juodos spalvos nebeturiu, man atrodo, iš vis kiti loftai uždžiūvę dažai jaučiu bus panaudoti. Nežinau, aš naujų dabar tikrai nepirksiu to tų vaikygalių. Ką žinau, man iki loftų vykti reikia. Gabrieliau, turim tai. Tai tau svarbiau visi šitie dalykai nei žmogus? Tau negėda? Kaip šnekėt? Gėda. Gėda? Tai nuvarysi? Nuvarysi? Nuvarysi. Nuvarysi. Jeigu nuvarysi, kaip čia gražiau pasakusi, vakare aš tu būsi labai, tarkim, draugiška. Tai, klientai žiūri. Tikiuosi, kad šito grafiti dėka man pavyks suartėti su Ugne, o kas dėl Gabrieliaus, tai manau, jis puikiai sutvarkys ir Ugne taps tikrai draugiškesnė. Ai, nenoriu aš daryti to grafiti.
Apskritai paskutinį kartą aš jį dariau prieš kokius gerus 4 metus. O dar ir Jonui už nugaros, taip pas jo dukrą eit. Nu keista, kaip Laurai pramušė ant tokio moteriško instinkto ir ant ugnės. Apskritai ta ugnė neturėtų jai rūpėti, taigi vaikščiantis problemų rinkinys. Ką jin daro, kaip jin elgiasi. Bet jeigu mergina paprašė, tai padarysiu. Vaikinai visada klausykit savo merginą. Ir už tai jums bus draugiškai atsilyginta. Ta prasme, bet jūs suprantate, kad jeigu aš didinčiau tik kokį nors vienu dydžiu, tai net labai matytųsi kažkas. Ką čia darai, ugnė? Pinigus man eimi? Tu iš vis esi gyvatė, žinai, ką šis tavo lėšų kur nereikia. Aš tas vienintelio dalyką paprašiau, kad tu nieko niekam nesakytų. Prasiblaivėk biški. Čia šiaip darbuotojas. Tu čia apsauginis dar nuo. Gabrieliau, ką tu čia darai? Ei, užėjau pasižiūrėti, kas čia blogo. Ką, Jonas tai pasiuntė čia patikrint mane? Nesintė, Jonas, nesintė. Ko tas Gabrielius čia atsvilko? Lai tik neknisa proto, kad jo čia niekas nesiuntė. Faktas, kad Jonas norėjo kažką sužinoti. Kažkaip keistai jaučiuosi eidamas pas ugnę. Tarp mūsų skirtumas netoks didelis, kaip tarp manęs ir Jono. Bet, malalėtkas yra malalėtkas. Ką nesiuntė, neduoda pinigų, tai reikia galvoja patikrinti, ne? Ne, Laura pagalvojo, kad būtų faina pas tave kokią sieną išspalvinti. Vat atsinešiau flakonėlių dažų ant sienų, galėsiu papurkšti, nenori? Grafitį kokį padarysiu. Jo, kažkokią sieną išspalvinsiu, kas čia blogo. Grafitį? Grafitį, labas. Daro, eina. Grafitį, da. Su kuriam tiktų pirmiausia. Jo, grafitį galvoju, ant kurios sienos galėčiau papaišyti, nenorėtume? Turiu keletą spalvų. Nusimanė piešiu. Taip, keletą spalvų turiu. Jo, dabar, kažkiek tai jo. Tai šiaip virtuvį galim. Virtuvė? Šiaip jo yra gera siena vėliau. Okay. Laura truputėlį per daug tikėjusi iš ugnės. Jos visiškai neveža tą grafitį idėją. Jeigu ne Rusnė ir Ignas, tai aš jau senai būčiau išėjęs iš čia. Sakyk, geriau tu ką Jonas sakė, nes man tai čia nieko nesakė tas Jonas. Jis net nežino, kad aš čia esu. Nereikia čia pulti, tai atsipalaiduok, ugnė. Negaruok, viskas gerai. Parodykit, kur čia. Žaiskit jūs tai savo paveiksliukais, man tai čia neįdomu. Sveiki, noriu pasididinti kopus. Manau, prašom jam prašau. Ačiū. Labai įdomu, ką pasakys chirurgas. Tikiuosi, kad mano krūtinę bus galima normaliai padidinti, nes nesiruošiu gultis papeiliu dėl vieno dydžio. Tai papasakokit apie savo problemą. Na, ta vienintelė gal problema ir būtų, sako, aš noriu didesnės krūtinės. Kai sakote didesnės, tai apie kokius mes dydžius kalbam? Bet tarkim, ženkliai didesnės turėmenė, dvigubą D. Na, supraskite, aš dabar gerai neapžiūrėjęs jūsų tiksliai negalėčiau pasakyti, bet iš to, ką aš dabar matau, jūsų figūra ir tai yra nuostabi ir dabar tikrai nevertėtų labai ženkliai didinti, nes jūs gali turėti problemų net ir su sveikata. Ta prasme, bet jūs suprantat, kad jeigu aš didinčiau tik kokį nors vienu dydžiu, tai net labai matytųsi kažkas. Man reikia ženklaus skirtumo. Ne, manau, tikrai jums C dydis būtų tikrai didžiausias, kurį galėčiau jums parekomenduoti. C dydis, jisai gal juokauja. Ta prasme, kai kurios moteris gulasi po 10 kartų, kol gauna tokią krūtinę, kokios jie nori. Aš tai nesiruošiu 10 kartų gultis po peiliu. Man reikia tos krūtinės dabar ir tikrai iš vieno karto. Gerai, aš dar pakalbėsiu vis dėl tų dydžių. Tarkim, galite gal pasakyti, kokios čia kainos pas jūs? Kainos pas mus kaip ir standartinės, kaip daugumoje centrų. Na, tarkim, pavyzdys, krūtų didinimas, čia įskaitant jau implanto kainą, tai yra apie 9000 litų. Jeigu kalbam apie didesnės korekcijas, tai krūtų didinimas su pakilimu apie 11 000. Tokios panašios yra kainos. Man tai čia yra per brangu, iš tikrųjų, aš net neįpirčiau tokių. Na, jūs supraskit, kad čia yra standartinės kainos, tikrai aukštos klasės implantai ir mažiau tiesiog neišeina. Ok, tarkim, dėl kažkokių nuolaidėlių, gal čia jūs turite, ar čia galima gal pritaikyti? Na, šiek tiek gal ir būtų galima pakoreguoti kainą, bet tikrai neženkliai ir tikrai reikėtų orientuotis į tokius skaičius. Rimtai? Taip, pas mus tokias kainas. Čia nesveikos babkės. Iš kur man gauti tiek pinigų?
Žiūrėkime horizontą, visų pirma pasitraukti. Horizontą, tada reikės Ain't it great to be alive? Ain't it great to breathe? Ain't it great to have hit songs hitting up my sleeve? I ain't silly in my songs, they cute. I don't fly like a bird, I just shine from roof. You can believe I ain't close to done. You talk hits, you've never been close to one. You ain't supposed to run. You can tell them I said that quick from the get. You know my heart's where my head's at. I keep it coming with the ooh. I keep it coming with the ooh. I keep it coming with the Dar iš čia nebaigėt. Jo. O dėl čia uždus galima. Nu taip. Blemba, aš visiškai neturiu babkių, o pas jį, žymiai per daug. Tu gal nepastebės, kad biškai pasiskolinsiu. Kas čia? Nieko, Ką čia darai, Ugne? Pinigus man imi? Ta piniginė buvo tik iškritus, aš ją atgal norėjau įdėti. Aš atėjau iš draugiškumo, tu ką darai, pinigus vagi? Nevag, aš tų pinigų, sakau, buvo iškritus, tai Šitos norėjau nesąmonės man įdėti. neužtenka. Būtum pametęs po to. Nu va čia tai viskas. Nu, to tikrai nesitikėjau. Mano kojas čia daugiau nebus. Galvok truputėlį, ką darai. Pinigus vog. Ką jinai visai durna? Kas jie užėjo? Tu man atsibodai su savo debiliškom razdivarkiam. Gabrielė, Daugiau aš to šūdo aš nepakęsiu. palauk. Ko laukti? Tu temperatūros turi ir ką tu klausai, ką tu sakai? Apsivogiai ir ką? Taip, paugiau aš tos pinigus, bet tai man ir jų ir žiauriai reikia, aš neturiu net valgyti už ką nusipirkti, net nuomos sumokėti. Alui ger turi pinigų. Tai tu reikia dirbti, o ne vogti iš kitų, jeigu nori pinigų turėti. Pagalvok, matai. Apsivok. Iš vis mes tau norim padėti. Tėtis tenkis dėl tavęs, ką tu dėl jo darai? Pabėginu ir ką tu čia darai? Čia normalus gyvenimas, moteriai, tu svarstyk biškai, jeigu nori būti suaugus, tai susiieškok darbą. Bet nesakyk, Jonui, prašau. Šito aš pažadėti negaliu. Eik į mokyklą geriau iš viso. Žiauriai durnai pasielgiau, bet kad tik Gabis nieko nesakytų Jonui. Aš net nežinau, kas man daros. Ne, rimtai debilė kažkokia. Bet man pofik, aš daugiau šitą reikalą nelysiu. Nei dėl Lauros, nei dėl ko nors kito. Klausyk, Maja, tu šitą suknelę vilksis? Ai, nežinau, o kaip tu mane išryškina, mano privalumus? Aišku, išryškina, seksy atrodai. Rimtai? Ai, klausyk, aš to nepasakau, aš buvau tam plastikos chirurgijos centre. Eik. Jo, jis dar bus tik stagyta, žinai, ir jis man sako, aš tau nebent ten C dydžio papus galiu įstatyti, sako, tau ten kiti per dideli bus. Tik aš sakau, jo, sakau, net neapsimoka, sakau, jam dydį tokį imti, aš nežinau, čia nebūtų skirtumo. Tai esmė tame, kad kaina, tai aš nežinau, sakyčiau gal. Jeigu jisai vedžiosius toliau tokias panas, va čia į klubą, tai mes iš viso darbo neteksim, atrodo, tu metu. Tu pasižiūrėk, kaip tai atrodo. Apsiramink, viskas gerai, bus to darbo ir čia bus, ir kitam klube. Beje, aš turiu vieną pažįstamą, kuri darėsi papus Lenkijoje. Taip, žinok, dėl kokybės aš tikrai tau negarantuoju ir tiksliai nieko nežinau. Bet ant kainos tai tikrai sutaupysi. Ir daug pigiau. Jeigu tau įdomu ir nori, aš galiu jai paskambinti ir viską plačiau sužinoti, ką? Gal ir nieko tą Lenkiją, ne? Ir net pakenčiu tokių dalykų. Niekaip nesuprantu, visi buvom paaugliai, bet ar šitaip galima daryti? Būdavo visko, aš irgi pavogdavau, bet siūlai žmogui pagalbą, jinai taip... Nesuprantu. Ačiū tau už tai, kad tu nuėjai ir pašnekėjai, tikrai. Aš nesuprantu, Ugne. Bet dėl tų pinigėlių, tikrai, būk geras, nesakyk jo. Jis taip per daug rūpesčių turi, suprantai, ir nieko nepakeisim. Pinigėlius turi taip, nieko neatsitiko, viskas gerai.
Problema ne tame, kad nepavogė, o problema tame, kad bandė pavogti. Ir jeigu nuo Jonui nepasakysi, tai ką, jis apie savo dukrą tikrai nežinos. Jaunystėje reikia, žinai, pragyventi, aš ją puikiai suprantu, pažiūrėk, aš irgi kiek klaidų pridariau jaunystėje, taip. Buvau geras, nesakyk. Na, aš per gerai su juo sutariu, aš nežinau, aš vertinu su juo santykius, mes turim būti atviri ir ką, jeigu aš šiandien nuslėpsiu tokias nesąmonės, tai ką? Geras, gerai. O, sveikučiai, paukšteliai. Kaip sekasi? Gerai. Ane? Labai Ar tikrai gerai? Jo. O čiagi, klausykit, tu Santa Klausėgi, kokio pipirų prisirijai, kas yra? Ai, viški, apsižodžiavom. Su pelėm. Su pelėm truputį. Jos nesupranta kalėdų, paima, pavogė sūrį, o pačias nieko nepaliekam pelėkų. Dar čia tave alkaną paliko, ne? Kaip tos pelės palieka nenubaustos pasiemusios sūrį? Einu nusipraus. Viskas gerai. Nesuprantu, ką nadėl. Tikrai Tai skanus tas sūris, kas jam nepatinka, aš nesuprantu. Agirdi, bet būk atsargiai, nes aš žiauriai bijau šitų dalykų. Ne, aš prisivėręs buvau seniai. Agirdi, o negaliu žiūrėti. Gerai, moterie. Agirdi, Žiūrėk ir atsargiai. palauk. Savo blemba sūris. Eik tu, saulė. Ledo, davai. Sakiau atsargiai. Tu įsižiojai. Ne, atsiprašau. Ir šiaip esu žiauriai dėkinga. Gabrieliau, ačiū tau, kad nepasakei. Gerai, nesakysiu. Gabukai. Kodėl visą laiką aš lieku nubaustas? Blemba, dėl Lauros turiu meluoti apie tą sušiktą malalėtkę. Ir dar pirštą prisivėriau. Gerai, kad Gabrielius sąžiningas žmogus, bet džiaugiuosi, kad ir dėl manęs jis kartais gali paminti savo principus. O kas dėl Ugnės, tai, aš taip lengvai nepasiduosiu. Kaip pažiūrėk, kad tavo sesės kovoja padaryti didinsis papus. Varyk iš kambario, okei? Man čia tavo šitų nesąmonų nereikia, draugės, šeima. Tau turi būti svarbu iš vis Gabrielius ir tai, kad jis tave myli, viskas. Tu ir aš, mes atskiri žmonės. Tu darai, ką nori ir aš darau, ką nori. Su kuo nori, su tu ir būnu. Aš ką tik radau. Žiauriai. Gerą kliniką Vielki Cicki. Palauk. Suvalkose. Žiauriai papigėsiai daro. Jo. Pažiūrėk, papukai prieš, papukai po ir pažiūrėk kainą. Bet tavo papukai irgi man labai patinka, nu. Žiūrėk, pažiūrėk, kaip tau šitie. Fainiai labai. Ne, dabar žiūrėk, lygink, palauk. Lygink. Ne, kas? Kas čia buvo? Viskas gerai, čia mano rankytės tikriausiai, ne? Aš girdėjau kažkokį garsą, aš girdėjau kažką pusų. Palauk, tas... Tengi spastai buvo padėti. Tu juokauji, kokie spastai? Tu tik nejuokauk. Ką? Nejuokauk. Kas čia buvo? Volia! Mažytė, palauk. Žiūrėk, koks tai. Pelytė, mažytė, graži. Juokauji, patrauk. Va, pasižiūrėk. Nebijok. Maja, tu kaip nežinau, Kas čia per veiksmas? Žiūrėk, ką pagavo, spastai. Fuck. Kas yra? Laura. Aš irgi bijau žiūrkių. Kas yra? Netilauk, ką nori pasižiūrėk, mažiukė kokia. Aš negyvensiu su žiūrkiu. Nebijok, negi mažytė, Tu povelnys. Veik šakių. Prašau, aš žiūrėk, negyvensiu su žiūrkiu. negi mažytė faina, Aš ją tik tai noriu palaikyti dienai, Gerai, aš gerai, einu į savo kambarį. Kas tau darosi? Mažykė, žiūrėk. Aišku, dabar reikės šitą mažą padarėlį rytoj grąžinti parduotuvę, nes oi, kaip visi čia bijo jos. Ir pasakyk, kodėl taip tavęs visi bijo? Nenori, ką? Pasakysiu, nepasakysiu, duos pačiuką. Ne, nujaučiu, kad Maja tikrai rimtai apsisprendė dėl krūtinės didinimo operacijos. Ir aš žinau ją ir žinau, kad jai tokios nesąmonės taip lengvai iš galvos neišgaruos. Todėl matau vienintelį būdą, kaip ją išgelbėti sveikatą. Gabrieliau, nenoriu būti kokios skundikė, bet negaliu nepasakyti. Pažiūrėk, kad tavo sesės galvoja padaryti didinsis papus. Va, tokius. Didinsis papus. Jo, Ir dar Lenkijoje. Jo. Vielki Cicki. Maja, turim tai čia? Laura, turim tai čia? Tu duok gerai. Aš tavęs vienintelę dalyką paprašiau, kad nieko nesakytum.
Ai, bet aš tau noriu Aš gero, atsiprašau, tai kas Gerai. vos Terese. Laura. Nu, aš tikrai Dar negaliu, dalyko kad tu jau- paprašiau, kad nieko nesakytum. Aš pasakiau, kad aš jam pasakysiu. Nu, gerai, Pati. palieku. Nu, Bet pati pasakyti negaliu, nereikia tau atnuoti ir viską išpasakoti. Man, kas čia per nesąmonė? Kokia Prisės. nesąmonė? Prisės. Pasikau. Nu, paaiškink. Kaip tu čia sugalvoji? Prisės. Kaip tu sugalvoji? Kas čia? Čia mes dėl nieko nediskutuosim. Aš nusprendžiau, aš darysiuosi viskas. Okay? Gerai, easy, pasakyk, kaip sugalvoji. Nu, paėmiau ir sugalvojau, man reikia papų, viskas. Nu, Gal čia tau kažkoks čiūvas liepia, gal ne tu sugalvoji? koks Kas čiūvas, slypi Gabrieliau, kažkas aš čia? pati nusprendžiau didintis papus. Aš esu šokėja. Nuo mano išvaizdos priklausomo darbas, uždarbis ir dar velniai žino kas. Aš būsiu gražesnė, bet to visos panos didinasi papus. Visos Tokiam blogos. amžiui tu sugalvoji didintis. Nu, kokiam amžiui, tik kiek man turi būti 80 metų, kad aš jas pasididinčiau, ne? O kur riba, tu paskui lūpos pusės, ką tu darysi antrą? Gabrieliau, nu ką tu nusišneki, aš tik papus pasididinsiu. Okei, viskas. Dviem dydžiais, nežinau. Gerai, sesutė, dabar padarom taip. Davai, aš tau neleidžiu dabar darytis, mama tam Davai, tu nepritars. man neleidi. Aš tau neleidžiu. Gabrieliau, Tau pasakau, klausyk, šitų nesąmonių nebus, tu man net niekas negalvok. neuždraus. Tu net negalvok, šito šūdo aš tau tikrai neleidžiu. Gabrieliau, daryt. aš esu Kas po to? suaugęs žmogus, kas man Koks gali suaugęs, jeigu tu galvoji kaip debilė, Kas aš man turiu gali gyventi, ką? kažko neleisti? Aš esu suaugus, Nu, aš čia pati nemoku tokias nusprendžiu, nesąmones didint man daryt. papus ar nedidint, okei? Eik tu šiek tokių nesąmonę išsigalvo. Tegu Gabis nevaidina tėvo, jau ko, bet jau jo leidimo tai aš tikrai neprašysiu. Aš tikrai žinau, ką aš darau. O Laura, tai tegu pasisaugo iš viso. Taip ir žinau, kad ta žiūrkė paims ir viską įskūs. Jeigu mano pusprotė sesuo prisivarys to silikonai papus, tai mano mama grauš mane visą gyvenimą. Zys, rašys, kad tu nepasirūpinai, tu nesaugai jos, tu nerūpi tau jinai. Maja? Ko tu čia vėl atėjai? Ko tu čia vėl atėjai? Vėl čia tas savo moralas, klausyk, man įdomu. Aš ruošiuosi darbą, žinai, man įdomu Aš klausytis to nemoralas, ne. pasakų. Ne, nu Maja, nu ne taip papų supratai, daug. taip, aš gal blogai padariau, kad apie tavo ketinimus pasakiau Gabrieliui. Nu tikrai labai atsiprašau. Atėjau atsiprašyti, tau pačiai reikėjo pasikalbėti. Nu per skubotai pasielgiau. Rimtai, geras. Eik tu savo, bravo, paplokim. Laiku supratai, ką? Nu Maja, atsiprašau, bet nu, tu taip skubotai darai, tu ką tik pasakai, kad tu nori krūtinės. Dabar jau ieškai skur, tai žiūrėk, rytoj jau būsiu su krūtinė, todėl tu gal skubotai Tu pasielgiau. iš vis esi gyvatė, žinai, Nu, ką aš į savo atsiprašau. liežuvį, kur nereikia. Aš tas vienintelio dalyko paprašiau, kad tu nieko niekam nesakytum. Ne, vis tiek reikia nueiti ir Nu, iš aš karto tavim Gabrielė viską rūpinuos, tai išpasakot. tu mano esi vaikino O tu sesuo, negalėjau aš užčiaupti tavim savo rūpinuos, liežuvį. mes šeima. aš Jūs šeima, pergyvenu. tu man šeima, tu juokauji, tu esi gyvatė, realiai. Aš nenoriu tokios šeimos turėti kaip tu. Tu pasižiūrėk, ką tu darai, tavim pasitikėti negalima. Maja, tu supranti, kad dažniausiai tavo sprendimai būna visiškai neapgalvoti, tave reikia saugot pačią nuo savęs. Motinos Teresės, tu čia kažką myki. Ir žinai, ką aš tai galvoju vieną dalyką, kad Gabrielius realiai padarė didžiausią klaidą savo gyvenimą su tim susidėdamas. Nes jis to pamatys, kad tu esi visiškai beviltiška, kažkokia višta realiai. Žinai, nusivylus, sakai, depresuotas, tau dėl visko šūdų šnekiš, tu pasižiūrėk į save. Gerai? Tu esi apgailėtina. Šitą varyk iš kambario, okei? Man čia tavo šitų nesąmonų nereikia draugės, šeima. Nejuokim, gerai? Ne, nu, Maja, tai iš vis pačiažė, aš nesuprantu, aš pati nebežinau, kaip ją jau ir išaiškinti, kad jinai daro, nu, blogai, nesąmonė. Žinai, taip gaunas, kad noris kaip geriau, bet gaunas kaip visada pradėjo ant manęs pult, prikišo, kad aš net Gabrieliui netinku, nu, trenkta jinai, visiškai mergiotė, trenkta. There's something in the water. There's something in the deep. What happened to the summer? Labas, Žana. Labas. Ką veikė čia? O ko tokia nurūgusi visa? Ai, prisės. Ko jis yra? Tu įsivaizduoji. Nu, Šiandien šeiminas gauna žinutę ir jinai man po to paskambino. čia tavo darbuotoja? Ta pati. Paskambino ir pasako, žinai ką, aš išeinu į dekretinės. Kaip tu taip per vieną dieną? Aš nuo ryto iki vakaro turiu dirbti šitam bare viena. Tu įsivaizduoji, kaip aš pavargstu? Nu, šiaip tai laiko turiu, tai galiu, aišku, ir palaukti, žinai. Palauk, aš suprantu, kad palauk, bet aš tai pavargstu. Palauk. Sakai, vieta pas tave laisva, ne? Tai geras. Pas mane viena yra pažįstama, Živilė vardas. Labai gerai pažįstama ir iš tikrųjų mergaitė darbšti ir jinai norėtų dirbti, nes jinai ieško darbo. Ir tarp kitko, jinai šiek tiek turi patirties už Marą. Tai jeigu
Aš su ją pakalbėčiau, o jeigu tu dar suorganizuotum vietą, tai aš manau, kad išeitų viskas. Tu įsitikinęs, kad jinai galėtų čia dirbti? Šiaip jinai susitvarkytų, bet viskas priklauso, ar tu ją čia galėtum priimti. Jonai, Jo, jeigu jo. viskas išeitų, būtų super. Viskas, aš tau statau alaus. Labukas, kaip gyvenimas brangiaujas. Kaip laikais, 100 metų. Gerai, viskas gerai, šitas gal vakar matė. Kurgi jau vakar, pasiilgau, tokia gražuolė. Klausyk, prasiblaivėk biškį. Čia šiaip darbuotojas. Tu čia apsauginis dar nori. Koks aš apsauginis? Kas tu čia toks dabar? Kas tu čia? Problemų ieškai, kas? Klausyk, Sokratė. Klausyk, Sokratė. Atstatykęs, nori pastovėti? Kas čia susitvarkė? Atilė nori Kas jis toksai? Kas jis toksai? Apsiramink. Būk geras, viską. Atsiprašau, prisės, gerai, prisės. Varo visokie. Prisės, viskas, prisės. Gerai visai. Klausyk, dabar neįčia. Tu galvoji, lava, ką tu darai? Čia visi tokie pas tave? Čia pas mane, nuolatinis mūsų klientas, kuris daro mum apyvartą. Tu galvoji, kad tu darai, vyras su juo kažką tai kažkur tai. Mūsų santykiai neįpareigojantis, tu pats tai gerai žinai, tu ir aš, mes atskiri žmonės. Tu darai, ką nori ir aš darau, ką nori. Su kuo nori, su tu ir būnu. Tu galvoji, ką tu darai? Ar tu galvoji? Tik nes iš to žasim. Viskas. Nu gerai, taip, mes taip sutarėm, taip. Įpilk galvos, man ir jam. Jam du. Pasigalvojau, biškai atvėjęs erelis. Sako, lūsų artina. Nesiparink, bakūras, viskas gerai. Nesiparinu, tik biškai du garas nuleis. Kas tu čia toks esi? Jei rimtai, tai aš aplamai nenoriu su nieko daugiau susignėti, tik su Žana. Ir nenoriu matyti, kaip kiti ją grabalioja. Kas man darosi, aš suprantu. Šūdas kažkoks. Maybe it could amaze me if I would step outside my door. And when, 'cause it would surely happen. Miegi? Oi, koks geras klausimas miegančiam žmogui. Gerai, Alina, aš su naujienom, bet žinok, ta Maja tai stebina. Tada Maja dedasi papus. Kur? Lenkijoje. Kokį dydį? 2 D. Jinai yra malalėtkė ir čia tipiškas jos elgesys. Ir kodėl tu reaguoji? Todėl, kad jinai ką tik mane iškuliojo, kad aš viską Gabrieliui pasakiau, bet kaip nepasakysiu, tu jos proporcijos kūno ir 2 D dydis, net nežinau, kaip turi atrodyti, ką jinai talčia su papais ten darbė. Visus, nežinau, ir iš vis, mane žiauriai paveikė, nes jinai pastoviai kaip susipykstam ir dabar viskas buvo dėl Gabrieliaus ir mano santykių. Pasakyk man, kai išauksi iš to amžiaus, kai reaguoji į tokius malalėtkės žodžius. Tau turi būti svarbu iš vis Gabrielius ir tai, kad jis tave myli, viskas. O ką kiti kalba, ypač malalėtkė, tau neturi rūpėti. Kaip man nerūpės, jeigu jinai liečia mano santykius su Gabrieliumi ir tu dabar čia kažką pradedi. Jeigu Gabrielius myli, tai viskas gerai, o tai kaip aš, tau jau vienodai, kaip aš myliu, nemyliu, čia tipo jis tik svarbiausias. Ką tu dar pasakai, kad mes vienas kitam netinkam, tarkim? Ta nori pasakyti? Ką? Aš taip nesakiau. Iš vis tu dabar savo pokalbį pasakai gal 300 kartų aš. Mūsų santykiuose svarbi tik tu, toks jausmas. Gal aš savų problemų turiu? Tai gerai, bet tai jeigu man blogai, aš ateinu pas tave ir kalbuosi ir sakau, aš ieškau už tavęs paramos, tu mano draugė. Gerai, sorry, bet jeigu tau blogai, tai tu ateik pas mane ir kalbėk, sakyk, kas tau blogai. Pavyzdžiui, blogai man darbe, šiandien skaudėjo galva, dabar aš pavargus ir man tikrai nuoširdžiai dzin, ką ten Maja, su ko ten Maja, ką jinai ten malalėtkė šneka ir visus kiti pletkai. Tai tau visiškai dzin, tai aš pas tave atėjau, jeigu tau blogai, tai tu pas mane ateini, viskas, tu net nežinai įvykių, nežinai, kad Gabrielius šiandien buvo pasugnė, ten nesąmonės buvo ir man blogai, aš atėjau, mes susipykom su Maja, tau visiškai neįdomu, tau vienodai. Alina! Tikrai, vienodai. Alina, bet aš tavęs, atsiprašau, kad tu šaukiau. Prašau palaikymo. Alina. Taip, aš teisi, tau visiškai vienodai. Žiauri tu, lemba. Alina. Eik šitą.
Man labai dabar reikia darbo, bet, nu, jeigu ne, tai ne, aš suprasiu, viskas tvarkoja. Tik supranti, aš draugų nelabai turiu. Geriausia mano draugė dabar yra mano priešė. Žinai ką, Maja, gali savo tą mažą šlyšę nosytę pasilaikyti savo ir nekišti jos, kur nereikia. Tu ką šitoj?